Esu įkvėpta vienos nuostabios moters, karalienės pasidalinimu, kad ji po sunkios labai situacijos gyvenime pradėjo rinkti save ir tarsi suprato, kad atrasdama tą naują kryptį, kurioje esu aš pati savo svarbi, galiu išlipti iš sunkių, klampių emocijų. Moteriai tai yra labai sunki užduotis, nes mes tikrai jautriau reaguojam į viską, kas mus supa. Ir ypač jeigu tai yra susiję su mylimais žmonėms, su šeimos nariais, su namais, na mes labai norim va to savo būvio, to saugumo, moteris išsipildo ir per šeimą, ir per santykius. Savirealizacija, galbūt ir finansai ne tiek, kiek svarbu, kiek viskas, kas vyksta su mano asmeniniu gyvenimu. Ir dažnai pastebiu, kad moteris įpratusios eiti senų modelių arba veikti per seną programą, netgi ta, kuri nebuvo jos pačios pasirinkta, o pavyzdžiui matyta aplinkoje, mes užstringame emocijose. Ir tos emocijos buvo liūdesys, pyktis, nusivylimas, apatija. Ir priprantam prie šitų emocijų. Ir kai mes prie jų priprantam, atrodo, kad tai taip ir turi būti. Ir žiūrėkit, kas vyksta ir koks viduje magnetas susikuria pas moterį. Kai moteris pripranta prie šių būsenų, ji magneto principu traukia visas aplinkybės, kad aplinkybės dar daugiau kurtų šitos būsenos jos viduje. Nes jinai yra prie jos pripratusi. Jai atrodo, kad šita būsena vadinasi aš esu gyva, vadinasi aš gyvenu ir tai gali būti kančios būsena, tai gali būti liūdesys, tai gali būti nepasitenkinimas. Ir pirmieji žingsniai saviugdoje yra gan sudėtingi ir sunkus, nes aš tarsi turiu padaryti taip, kaip man nepatogu. Ir iškart aplinka taip greit nereaguos. Nes jeigu jūs 10 metų buvote įpratusios gyventi, na, vat liūdesyje, nusivylime, skausme, kančioje, ir aš dabar bandysiu rinkti save, tai bus labai sudėtingi žingsniai. Ir sunku, nes aplinka galbūt nepritars, nebus nei finansų, nebus atrodo nei galimybių. Tačiau tik jūs įsipareigojat ir pasakot savo jau aišku, taip, viskas palengva pradeda keistis, viskas lengvėja, išminkštėja, pradeda energijos kokybė keistis ir to reikia išlaukti. Taip kaip neužauga pasodinus sėklytę iškart pomidorų visas krūmas ir jau čia valgot pomidorus, taip lygiai vyksta ir su saviugdoje, su pasirinkimu savęs. Ir tas išėjimas iš būsenos, kuri yra pyktis, liūdesys, jisai kartais reikalingas momentaliai, čia ir dabar. Aš įkritau į būseną ir suprantu, kad man ji nepadės. Aš nepriimsiu gražaus ir gero sprendimo. Aš noriu kurti kitokią kokybę. Nes būtent iš tokios būsenos nei vienas sprendimas nėra harmoningas. Jeigu aš esu kupina pykčio ir aš kažką nusprendžiu, tai sprendime bus pilna pykčio. Ir jis mane kreips tik tais pykčio keliu toliau. Todėl va ta būsena yra tikrai labai svarbi, kad gebėtumėte pamatyti netgi tą pačią situaciją, kuri kelia skausmą kitaip. Ir dažniausiai aš skatinu moteris pamatyti situaciją per save, kodėl aš ją pritraukiau, ką aš galiu joje išmokti, kodėl aš ją turiu.